su tuo pomidorų auginimu mane dar vis nustebina, ant kiek prikurta filmų, ant kiek visokių teorijų. Nu, kažkoks kosmosas, įsiveskit, pomidorų auginimas, tai Jėzu, visas YouTube'as, čia ir TikTok'as, ir Facebook, visur tiesiog kaip juos auginti. Gidės, man pasėjai ir užauga. Tikrai, tai dar dabar jau prasidėjo ir tuo skiepija. Gal juos skiepija irgi ir prieš 100 metų, nežinau, bet aš tikrai labai neseniai tai sužinojau, kad ir juos ten galima skiepyti, bet tikrai neskirsiu tam savo laiko, į ką juos ten skiepia, kokią saulėgrąžą, aš nežinau, ko iš jo benorėti. Nes jis ir taip auga, tik tai mūsų perlėjimu, per dideliu to popinimu mes ten juos sugadinam. Mano tokia nuomonė. Tai dar vieną tokį mačiau, kai, sakykime, užsiaugini labai ilgą daigą, irgi kaip ten taip jį padaryti, bet šiaip esu mačiusi, kas užsiaugina tokiuos. Ir dabar juos, kai nori čia persodinti, paima ir aš čia labai švelniai tai darysiu, nes bijau nulaužti. Va šitaip padaro. Va šitaip. Apvinioja. Kam to reikia? Vėl. Ten aiškis, kad iš čia išleis šaknis, čia viskas labai augs, žaliuos. Nežinau. Aš asmeniškai taip. Dabar yra toks pomidoras ir čia jo pirmi lapeliai. Tai turiu, čia pasodinu. Toks vazonėlis. Tai dedi jį į dugną ir iki tų pirmų lapelių pripili žemę. Ir jis irgi gaunasi giliai. Kam jį čia sukaliot? Okei, norit sukaliokit, toks metodas yra. O aš dedu giliai ir paskui užkasu. Tai ir man šitame vazonėlėje pomidoras turėtų būti iki išsodinimo į šiltnamį arba į ežią. Tai šitie, man atrodo, yra antro sėjimo ir jie manys į šiltnamį, nes čia turėtų būti aukštaūgiai. O kur į lauką sodinsiu, pas mane tuoj, kur jie dabar yra, ne šitie, šiek tiek didesnė negu šitie, nes aš tikrai nesistengiau sėti jų anksti, jau turi tuos tikruosius lapelius ir šiandien aš juos perpikuosiu, būtent į tokias talpas. Dar ir toks patarimas, gal reikia mažiau žiūrėti jau visko, nes tos informacijos tiek. Taip, yra šviesa, yra temperatūra atitinkama, ir viskas, nereikia tiek dėkti su tais pomidorais, jie užauga ir nieko nedarant, nededant kažkokių tai bereikalingų pastangų. Neperlėkit jų, nežinau, tikrai nežinau, ką tenai beišskaityti, nes tos informacijos vieną ten su sodom kokiam laisto, ten dar su kažkom, nereikia, Dievas, paliekit su vandeniu ir viskas, tiek einu dirbti.